Atsiranda Hitleris, atsiranda nacionalsocialistų partija ir atsiranda šūkis Deutschland, Deutschland über alles. Bet šiuo atveju aš keliu klausimą, pinigai, iš kur partijos pinigai? Bet pinigai buvo ir jie padėjo laimėti tuos rinkimus, kaip sakiau. Ir štai 33 metų sausį Hitleris yra skelbiamas kancleriu. Tas Hindenburgas numiršta 34 metais ir jau Hitleris likviduoja tą prezidento instituciją iš viso, jam nesimaišytų. Ir jis yra paskelbiamas valstybės vadovu. Ir čia atsiranda to trečio reicho sąvoka, jau yra keičiamas pavadinimas, yra trečiasis reichas, tūkstantmetis reichas. Bet Hitleris, kai tampa kancleriu, o paskui ir valstybės vadovu, ką jis padarė? Jis iš karto pradeda ginkluotis, kas jam buvo uždrausta pagal Versalio sutartį. Mein Kampf. Bet grįžtant dar prie tos partijos. Kaip sakiau, tada chaosas, bedarbystė, nėra pinigų, nėra darbo, bet šitoj partijoje yra pinigai. Ir žmonės noriai eina į jų tokius sukarintus būrius, nes ten gauni ir apranga ir šiek tiek pinigų. Ir jie paversti fašistais. Fašizmo ideologija, tai čia yra Musolinio ir Italijos ideologija, kur tauta, valdžia ir kapitalistai veikia išvien. Mums dabar padėta ta pati situacija. Mums siūlomas Hitleris. Kyla klausimas, didžiulis klaustukas, klaustukų galybė. Iš kur pinigai? Iš kur šito aludės partija gauna pinigus tai veiklai? Beje, Hitleris buvo pirmas, kuris savo rinkiminiai kampanijai pradėjo skraidyti lėktuvu. Tuo jisai, jis ne pats skraidė, jis skraidino. Bet įsivaizduokit, kokį jis įspūdį padarė vokiečiams, kai jis tą pačią dieną būdavo skirtingose Vokietijos vietose. Tas nepratęs elektoratas vokiečių jame matė kažkokį antžmogį, suprantat, kuris taip ten ir čia. Mes pavadinam velnią jo vardu. Bet finansavimas ėjo. Ir aš jau kėliau tą klausimą. Jeigu kažkas finansuoja, tai finansuoja su tikslu. O tikslas matyti ir buvo tas Antras pasaulinis karas, tuo metu reikalingas tam tikroms jėgoms. Taip kaip dabar reikalingas trečias. Bus Hitleris, bus fašizmas.